Labą dieną visiems, su jumis Daina Markinienė ir mūsų gražus ratas Lietuvos People and Connection. Ačiū visiems, kad susirinkote, norėčiau, kad jūs dabar man parašytumėt pliusiukus, ar jūs mane iš tikrųjų girdite. Aišku, nes kol kas man kambarys nepriimtinas, vedu iš tikrųjų tik tai trečią kartą, 2 bandomieji buvo, labai keistas garsas, ačiū labai, matau pliusiukus. Turime šį kartą 12 žmonių, bet aš manau, kad dar yra keli žmonės, matau, kad kai kurie žmonės yra Marija, Renata ir matyt Vytautas dviese. Ir aš kaip suprantu, kad yra dar pas mus kažkas tai dviese yra užsiregistravę, tai matyt šiek tiek daugiau. Na, kaip pirmas blynas, gal ir visai nieko bus. Tai dar kartą ačiū labai. Pradėsime savo pirmąją prezentaciją. Aš manau, kad būtų didelis džiaugsmas iš tikrųjų, kad mes Lietuvoje turėtume pastovius webinarus, tai būtų didelė pagalba mūsų partneriam. Ir manau, šitų webinarų dėka dar galima būtų daugiau suprasti apie šį projektą ir daugiau suprasti iš tikrųjų apie biznio paketus. Taip, kad ateityje manau, kad mes šitam kambarį susitiksim galbūt ir dažniau, mes jį Lietuvoje turėsime šitą kambarį visą laiką, galėsim paskirti įvairius laikus, taip pat galbūt ir mūsų biznio grupiai ir galbūt kažkokiom šiaip paskaitom, kurios gali būti įvykti per laiką, nes mūsų būrys yra jaunas, projektų tik tai mėnuo ir gal kelios savaitės. Taip, kad prisistatysiu. Aš esu Daina Markinienė, šiai dienai projekte nuo pat pirmos dienos ir esu DSS, dabar vadinamas Data Starter paketą turintis partneris ir keli bandymai bus mūsų webinarų tokie bandomieji. Ir juos turėtų patvirtinti valdžia ir nuo kitos savaitės, jeigu mes oficialiai pamatysime sąrašuose Lietuvos webinarų vardą, reiškia, mus patvirtino ir mes visą laiką turėsime šios webinarus ir aš būsiu patvirtinta kaip Lietuvos speakerė. Taip, kad labai norėčiau, kad mane palaikytumėt, kad pakviestumėt kuo daugiau partnerių, potencialių partnerių mūsų webinarus, dėl to, kad iš tikrųjų šiai dienai turi Ukraina, Kazakstanas, Rusija ir Vokietija savo kambarius ir prie tokių didelių šalių Lietuva taip pat turėtų savo kambarį. Būtų labai smagu. Taip kad, kągi, pradedam. Tai norėčiau pirmiausia pradėti nuo to, kas sukūrė šitą projektą, kaip gimė idėja ir iš vis kokia yra produkto esmė. Noriu parodyti jums mūsų prezidento nuotrauką. Tai yra Fabrice Caravie, prancūzas, turintis itališkų kraujų, pagal visą genetiką ir išvaizdą yra labai charizmatiškas vyras. Lyderis iš tikrųjų pakėlęs 2 labai didelės tinklinio marketingo komandas, buvęs lyderių viršūnėje, rinkdavęs stadionus žiūrovų milijoninius, aišku, savo partnerių tinklinė marketinge. Na ir kągi, žmogus yra pasiekęs visko, jam nieko nebereikia, žmogus milijonierius.
Ir štai Fabris gvildena savyje savo tokią mintį. Nes iš tikrųjų jau pas tokį žmogų svajonės darosi, žinot, pasaulietiškos. Kągi dar galima padaryti, viską turiu. Ir kyla idėja šitame iš tikrųjų baisiame dabartinėme pasaulyje, kur nėra ramybės, kur mes esame visi įtampoj, žmogus sukuria idėją, matydamas, kad internetas yra užvaldęs visą pasaulį ir suprasdamas, kokį virusą internetas neša į mūsų kiekvieno širdį, namus, šeimą, jisai sugalvoja idėją, kad šiaip tai reikėtų kažkokiu tai būdu apsaugoti tuos žmonių duomenis. Ir antras dalykas, jeigu kas sutiktų tais duomenimis dalintis, tai turėtų gauti už tai pinigus. Mes iš kitų projektų čia su kai kuriais esame susitikę ir žinome, kad reklamos rinka internete užima be galo didelius pinigus. Tai yra 64 milijardai dolerių metinė apyvarta. Tai yra vien tik tai pinigai už reklamą. Tai vat noriu pasakyti, kad yra padaryti tyrimai, kad tik Europos žmonių asmeniniai duomenys yra vertinami 33 milijardais dolerių. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tokia metinė apyvarta yra perkant parduodant tos duomenis. Iš tikrųjų atsirado nauja sritis biznio. Tai noriu pasakyti, kad iš tikrųjų idėja tokia, žinote, daryti biznį know-how, aš niekur negirdėjau nei tokio projekto, nei tokios idėjos. Ir va čia viena iš nuotraukų Fabriso, kada jisai renka milijonus, iš tikrųjų jis labai gerai pažįsta mūsų posovietinės visas šalis, nes kai kurios žodžius net rusiškai moka, nes iš tikrųjų daug jo partnerių anksčiau tinklinė marketingė buvo tokiuose didelėse šalyse kaip Rusija, Ukraina, Kazakstanas. Tai va, apie šitą idėją. Kągi, mes matome, kad mūsų pasaulį užvaldė internetas. Iš vienos pusės tai yra labai gerai. Mes džiaugiamės, kad pasidarė kaip ir, žinot, mažiau laiko reikia. Nereikia niekur stovėti eilėse, daug registracijų gali daryti internete. Na dabar pasižiūrėkime. Mes nemokamai gauname iš tokių socialinių tinklų kaip Facebookas, Twitteris, taip pat YouTube'as, gauname galimybę nemokamai užsivesti savo kabinetus ir bendrauti. Bendrauti su draugais, dalintis, žiūrėti reklamas, ieškoti kažkokių tai prekių. Ir iš tikrųjų džiaugiamės, kad šita paslauga yra nemokama. Bet ar iš tikrųjų yra taip? Nieko nebūna nemokamai, kaip mes žinome šitam pasaulyje. Ir tenai šituose didžiuosiuose tinkluose mes esame sekami, mesgi dalinamės, kokią mašiną mes nusipirkom, mesgi dalinamės, kur mes atostogavom. Ir įsivaizduokit, mūsų kiekvienas žingsnis, kiekvienas pasikeitimas, ką mes įsigijom, ką mes nusprendėme daryti, kokia mūsų nuomonė, kokie mūsų draugai, kur mes buvom, kokioj šalyje yra, viskas fiksuojama. Viskas fiksuojama ir viskas rūšiuojama. Tie duomenys Facebook'o, sakykime, plotmėje yra rūšiuojami ir sėkmingai parduodami kitom kompanijom. Tai kasgi čia dabar vyksta su tais duomenim? Žinot, dabar, kada internetas užvaldęs visą mūsų erdvę, gamybininkai, reklamos irgi davėjai, kurie gyvena, ir pardavėjai produktų arba paslaugų, taip pat persikelia internetą, nes jie supranta, kad dabartinis žmogus savo nemiegojimu 80% praleidžia internete. Jeigu galbūt dirbdamas, tai kažkokią tai dalį didžiai iš tikrųjų praleidžia ir laisvalaikio čionai. Reiškia, kas svarbiausia jiems šiai dienai? Tikslinga auditorija.
tikslinė auditorija, kad jie kiek įmanoma patektų pas tuos žmonės, kuriem reikia jų paslaugų, kuriem reikia jų produktų, kaip jie šitą gali sužinoti. Ir štai atsiranda daug įvairių paslaugų, atsiranda kompanijos šnipės, kurios pradeda internete sekti visų žmonių duomenis. Dabargi pagalvokim kaip. Mes nuėjom į tinklą prekybos, paėmėm lojalumo kortelę, užpildėm anketą, duomenis palikome, internetu gauname prekes. Su ta kortelė, kada mes perkame prekes, tinklas žino, kokias prekes mes perkame. Jis gi rūšiuoja. Kam ta lojalumo kortelė? Jūs galvojat, kad tik tai nuolaidom? Ne, aš pati pradirbau 12 metų dideliam tinkle. Analizuojamos prekės. Pagal tai galima spręsti, ką šeima turi. Ar šeima turi mažų vaikų, jeigu perka pampersus arba vaikų maiselį. Ar jinai turi gyvūnų, jeigu prekės čekyje yra gyvūnų maistas, kokių gyvūnų jin turi, katę ar šunį. Tai yra be galo irgi svarbu ir didelė pramonė šito vietoje pakabinta. Toliau, einam į sporto klubą. Jeigu einam, visur yra kortelės, visur turime palikti savo elektroninį paštą, tai čia mažiausias reikalas, ką mes turime apie save palikti. Vaikus pradėjome jų žurnalus matyti internete, nebeliko pažymių knygelių. Mes net žinome, kada vaikas praleidžia pamokas. Dabar, iš tikrųjų, kada dirbau Minske, man buvo labai patogu tai daryti, kadangi aš matydavau savo mažylės lankomumą. Nes savaitę dirbdavau kitoj šalyje ir grįždavau tik išeiginę. Kasgi toliau? Poliklinika pasidarė internete. Mes registruojamės pas gydytojus internete. Kažkas tai žino, kuo mes sergame. Kažkas tai žino, kokios bėdos pas mus. Aišku, mes ten irgi pildome. Ir kiek mums metų. Ir kokiu mes gimimo. Ir kur mes gyvenam. Ir elektroninį paštą, telefoną tikrai paliekame. Kasgi toliau? Toliau, aišku, visi socialiniai tinklai. Degalinės. Degalinėse kortelės lojalumo yra. Irgi viską užsipildom sėkmingai. Mes kur tik žengiam žingsnį, visur paliekam savo duomenis, jau aš kalbu tik apie žemę. Aš nekalbu apie mūsų internetą. Dabar atsirado net elektroniniai pinigai, jūs žinote. Kriptovaliuta vadinasi. Ir žada, kad jie greitai mūsų pinigus popierinius patrauks į šalį. O visas bankas internete, o draudimai, o bilietų pirkimai visi. Jūs galvojate, nežino, kur mes skraidom? Aišku, žino. Tik tai mes apie tai niekados nesusimąstėm. Po šitos idėjos, kada aš atėjau į šitą kompaniją ir apie tai iš tikrųjų susimašiau, aš pati pastebėjau. Jeigu aš pasižiūriu kokią reklamą, na taip nutiko man su čiužiniais. Mane visą savaitę kitą sekė įvairių čiužinių reklamos. Kur aš beičiau internete? O internete aš praleidžiu tikrai daug laiko, nes aš dabar dirbu internete. Viskas mane pradėjo sekti, iš kur jie žino, iš kur jie užfiksavo, kad aš žiūrėjau tą reklamą. Taigi aš žiūrėjau lietuviškų čiužinių reklamą, man pradėjo lysti visokių firmų reklamos. Taip kad didžiausi pinigai sumokami už tai, kaip, ko mes norime, ką mes veikiame. Ir pasirodo, kad mūsų duomenys reikalingi dabar tokie karšti, kaip jie keičiasi, kas pas mus atsitinka šeimoje. Gimė vaikas, mes esam dar įdomesni. Pas mus atsirado vietoj būto namas, mes vėl įdomus pasidarėm dar daugiau ir mūsų duomenys dar labiau pabrango. Iš tų kompanijų, kurios domisi mumis ir parduoda mūsų duomenys. Tai va šitas, pasakysiu, galbūt nelabai gražiai, bet tikrai išprotėjęs žmogus, crazy žmogus, sugalvoja tokią idėją. Taigi, šiaip tai reikia dalintis pinigais, nes
Taigi čia mūsų prekė, kuri pasauliui, tam, kuris skatina vartojimą. Mes maža to, kad esam vartotojai, mes viską atiduodame kaip ant lėkštės, nemokamai. Ir sugalvoja tokią situaciją, kad įkuria kompanija, kolektyvas suburtas žymiai anksčiau, iš tikrųjų strategija keletą metų yra apgalvota. Ir kada pasileido šitas projektas 16 metų gruodžio vidury, aš jums pasakysiu, aš mačiau daug paleidimų projektų internete. Iš tikrųjų, labai tvarkingai pasileidžia produktas, labai gražus ofisas sutvarkytas, gan lengvas, mažai klaidų, labai greitai dirba suportas. Taip, kad norėčiau pasakyti, kad čia, žinote, ne pusę metų sugalvota idėja brandinta. Iš tikrųjų, apie tai galvojama ir toliau. Tai tokia buvo šito projekto gimimo pradžia, o dabar norėčiau eiti pagal mūsų prezentaciją ir trumpai papasakoti apie tai, kas čia vyksta. Noriu jūs įspėti, kad kol kas visos skaidrės eina rusų kalba ir filmukai eina rusų kalba. Šiai dienai turiu užduotį, verčiu viską į lietuvių kalbą iš rusų kalbos. Žinot, iš tikrųjų labai daug medžiagos ir mes ateityje turėsim lietuvišką savo kabinetą, nes aš jį irgi verčiu, kiekvieną eilutę. Tiesiog man užima laiko ir taip greit nesusitvarkys. Tai manau, kad jūs neužpyksite, kad webinarų metu aš viską kalbėsiu lietuviškai, o tiesiog bus rodomoji medžiaga su kitos kalbos tekstu. Šitas vaizdas visi partneriai žino tikriausiai ir man iš tikrųjų jis yra kraupus. Kada aš jį pirmą kartą pamačiau ir registravausi, mane jis sukrėtė, nes šitos akis, čia tai jos negyvos, jos žiūri mus ir tai jau žinot šalta darosi. Bet kada registruojas, tos visos akis, jos raitosi, žiūri iš visų kampų ir iš tikrųjų, vaizdelis tai nemalonus. Bet aš manau, kad ta idėja ir yra mūsų supurtyti, kad mes suprastume, kaip iš tikrųjų yra nemalonu, kaip mums kažkas tai kvepuoja į nugarą. Tik nežinom, kas iš tikrųjų. Ir čia norima pasakyti, atėjus registruojantis žmogui pirmą kartą arba užėjus į mūsų puslapį, kad tave seka, tave kiekvienam žingsnyje seka. Ir kada mes tik tai pasiėmėm referalinę nuorodą, atėjom užsiregistruoti, nes mums patiko idėja, mus pakvietė mūsų sponsorius, partneris, draugas. Ir kada mes tik įvedam savo nuorodą, įsivaizduojat, ekranas iškart parodo mūsų kompiuterio numerį, parodo, iš kur mes esame, parodo, kokiam browserį dirbam, kas mus aptarnauja, man iš karto išmetė Teo. Žodžiu, sėkmingai. 1/100 sekundės ir net ir šita kompanija apie mane pasakė viską. Tai kaip tada, jeigu šita kompanija pasako viską, aš tik tai kėliau nuorodą, norėjau užsiregistruoti. Ir noriu dabar, kad jūs susimastytumėt, kada internete arba smartphone gal, ar dažnai teko jum kažką prisijungus, telefonai iššoka langelis ir sako, programa prašo prisijungti prie jūsų duomenų. Reikia paspausti sutinku arba ne. Programa prašo prisijungti prie jūsų nuotraukų, prie jūsų lokacijos. Duokit leidimą, ar galima duoti prieigą prie mikrofono. Iš tikrųjų, visą šitą mes kiekvieną dieną prisijungdami kažkur tai, mes tikrai susiduriam su tokiom lentelėm. Ir dažniausiai ką mes padarome? Mes dažniausiai, aišku, paspaudžiame taip, net nepagalvodami, kodėl mes tai padarome. O sakykit, kiek kartų internete, kada mes registravomės kur nors, į kokį tinklapį, galbūt norėjome kažkokią tai programą instaliuoti. Kiek kartų reikėjo surašyti mūsų duomenis
ir buvo mažas kvadratėlis, kuriame reikėjo uždėti paukščiuką. Tenai buvo parašyta, uždėkit paukščiuką, kad sutinkate su sąlygom. Nagi, kas, pasakykit, žinot, ką padarom, parašykit man, prašau, kas iš tikrųjų visą laiką, kas visą laiką atsidaro tas sąlygas ir jeigu jos, sakykime, suprantama jum kalba, visą laiką nuo pradžių iki galo jas perskaitot, parašykit, kas tai padarė 10. Nu, niekas tikriausiai, ar ne? Aš dar vieno dalyko, žinot, nepaklausiau, kadangi dar iki galo neturiu įgūdžių. Ar yra svečių šiandieną su mumis? Ar vien tik tai partneriai susirinko? Parašykit, kas svečias, jeigu yra tokių. Nėra tikriausiai, ar ne? Ar manęs negirdite, kad aš nieko nematau? Parašykit man, prašau, ką nors. Pliusiukų sudėkit, ar girdit mane? Girdit. Viskas tvarkoja. Reiškia, tiesiog neturime kambarį svečių ir niekas nėra perskaitęs pastoviai perskaito. Na, gal vieną kitą kartą, iš tikrųjų, aš pati esu kažkada tai bandžiusi atsidaryti tas, bet žinot, ten buvo tokia masė informacijos. Na, aš kažką paskaičiau, bet kad taip nuo A iki Z tikrai niekada. Ir žinote, pasirodo tenai, mažom raidėm būna visur parašyta. Aš sutinku, kad mano duomenys būtų pasidalinti, būtų leista jais pasidalinti su trečia šalimi. Visur šitaip yra. Mes tik šito nežinom ir nematome. Pasirodo, mes visur esame sutikę, kad mūsų duomenys parduotų ir iš jų kažkas tai kitas pelnytųsi. Na kągi, ir kadangi, manau, dabar mes iš tikrųjų pradėję apie tai kalbėti, susimastom ir galime pasakyti ir savo, ir kitiem, nagi atsibuskim. Atsibuskim, mesgi labai norim iš tikrųjų privatumo, o jeigu matome, kad galime kažkur tai užsidirbti, kodėl ne? Kodėl mūsų pasaulis laiko kvailesniais? Kodėl mums už tai, kas mums priklauso, nėra atselkėtas nors kažkoks tai procentas tų milžiniškų pinigų, kurie sukasi ir iš kurių gyvena labai daug didelių kompanijų. Taip kad People and Connection pasauliui sako, jūs atsibuskite, nes tai 21 amžiaus virusas. Mes esam visi apkrėsti šito virusu. Žiauriausia liga. Ir People and Connection jums siūlo šit priešnuodį. People Connection strategija ir visa koncepcija tai yra vaistas nuo šito viruso, 21 amžiaus viruso. Ir kaipgi viskas šitas, kaip čia viskas vyks? Kada mes ateiname į kompaniją, pirmiausia, po prisiregistravimo mes turime užpildyti anketą. Ir tenai atsakome į nedaug klausimų, tačiau jie pagrindiniai labai rimti, reikia kuo plačiau ir teisingiau apie save pasakyti. Ir žinome, kad tie mūsų duomenys paskui yra įvertinami pinigais. Ir kas gaunasi? Mes atsakome, ateityje dar mūsų laukia 400 klausimų, mūsų duomenys brangs ir mes tos duomenys patikim savo kompanijai People and Connection. Kompanija ateityje, surinkus mūsų maždaug apie 200 000 komandą, nors pradžiai pradės dirbti su mūsų duomenimis. Ir jau dabar dirba, dabar jau rūšiuojami duomenys, segmentuojami, sudedami, žinot, lentynėlės pagal paskirtį.
Ir ateity, kada mūsų komanda bus jau didelė, mūsų duomenys bus pasiūlyti tom kompanijom, kurios domisi apie viską, bus apie tai paskelbta. Jeigu mes ateisime vieni ir pasakysime, kad mes kažkam tai uždrausime mūsų, žinote, YouTube kanale reklamą kažkieno tai demonstruoti. Nu tai kaip aš sakau, arba mane atjungs nuo to YouTube kanalo, arba nekreips dėmesio, nes aš esu, skrusdėlytė čia tam pasaulinėje rinkoje, kas į mane žiūrės. Bet jeigu People Connection ateis ir pasakys, kad mūsų ratas yra 2 milijonai, 10 milijonų žmonių, tai tada galbūt didieji interneto galiūnai, liūtai ateis iš tikrųjų su mūsų kompanija ir jie dėrėsis. Jie dėrėsis dėl kainos ir dėl darbo sąlygų. Ir kaip visas procesas vyks. Aš jau kažkur tai minėjau, bet dar kartą paminėsiu, kad jeigu kažkoks gamintojas gamina kažkokią tai prekę, jamgi labai svarbu gauti kažkokią tai atbulinį atsakymą, ar tai žmonėms bus įdomu. Ar tam žmogui, kaip pasiekti tą žmogų, kuris, pavyzdžiui, kažkokį tai, sakykime, nežinau, Esprit prekės ženklo rūbus mėgsta. O pas mus anketose yra klausimai. Yra vienas iš klausimų. Kokius rūbus jūs perkate, kokius brandus mėgstate? Mesgi atsakėme tenai. People Connection atras tuos žmonės, o jeigu tai bus moteriški rūbai, reiškia dar mažesnė segmentacijais. Ir užklaustų mūsų moterų, mūsų šeimos moterų, kurios naudoja Esprit rūbus. Ar jūs norite, kad jūsų duomenys išnuomotume Esprit kompanijai? Mes pasakysim, taip, aišku, norime. Ir jeigu mes sutiksime, kad mes matytume kažkokią tai Esprit reklamą, gautume, arba kažkur, galbūt, aš nežinau, bet aš taip galvoju, galbūt Esprit kažkokia tai apklausa, galų gale, galbūt tai būtų reklamos agentūros sukurtas klipas, kuris nori propaguoti naują prekę, bet nežino, kaip į taip sureaguos pirkėjas ir galbūt jam reikės tiesiog mūsų nuomonės. Aš nežinau, kas bus, bet aš dabar taip tik tai galvoju. Ir jeigu mes atsakysime, kad mes sutinkame tai daryti, atsiprašau, viskas tvarkoja, kompanija išnuomoja mūsų duomenis ir atiduoda mums pinigėlius. Ateity, kaip sakom, mūsų nenuilstamas Fabris, jūs eisit į pliažą, o jum pinigėliai kapsės. Dabar tik reikia biškį padirbėti, dabar tik reikia suburti tą komandą, kad iš tikrųjų mes ateitume, treptelėtume koją ir mus išgirstų, nes kol kas pavieniai mes niekas. Tai kompanija sugrupuos mūsų duomenis, kompanija su mūsų leidimu juos išnuomos ir jeigu mes nenorėsim nieko baisaus, mes galėsime neduoti tų duomenų nuomoti. Mes tiesiog negausim pinigėlių, bet mes būsime saugus, mes būsime apsaugoti. Ir ką mes turime toliau daryti? Mes būtinai turime dalintis. Su tai žmonėm, kuriuos norime apsaugoti. Mes turim pasidalinti su savo artimaisiais žmonėm, mes turim pasidalinti su savo draugais apie šitą idėją. Tai yra iš tikrųjų know-how šiai dienai ir yra superinė idėja. Nes mes pradedam galų gale žmogus, kuris griovė iki šiol viską. Jis pradeda susimastyti, kad viskas ateina ribą. Mes pradėjom saugoti gamtą, mes pradėjom perdirbinėti kažkokias tai tarą, mes susimastėme, kad nebegalim iškirsti miškų, mes galų gale susimastėme apie savo sveikatą, labai madinga dabar sportuoti, nerūkyti. Ir jaunimo tarpe tai darosi madinga. Galų gale mes ateinam su Fabris priekyje prie to, kad mes susimastėme apie tvarkingą ir švarią erdvę aplink save. Taip, bus, žinot, šiais laikais srovės, internetas, magnetiniai laukai, viskas tvarkoj. Aš kalbu ne apie šitą švarą, aš kalbu apie kitą švarą.
kad mums nebrūktų tų dalykų, kurių mes nenorime matyti. Ir galų gale, aišku, labai apmaudu, kad už juos kažkas tai gauna pinigus už tuos mūsų duomenis. Žinot, jie taip su mumis visi elgiasi, kad jie nori anksčiau sužinoti, ko mums reikia, negu mes patys žinom. Jūs neįsivaizduojat, kokia čia yra rinka. Aš tai žinau šitą rinką per prekes, kadangi man teko labai artimai dirbti su produktais, su marketingu. Rinkoje yra neuro kažkokie tai marketologai, kurie pagal žmogaus psichinę būklę sprendžia, ko jam reikia ir ką reikia padaryti, kad tas žmogus nusipirktų tą produktą. Ir jie visi dabar, vartotojiškas pasaulis, kuris mūsų suka dabar, kur vertybės yra nuėję šunė nuo uodegos, kuriem kaip tik reikia, kad mes visi būtume išvargę nuo darbų, persitempę nuo streso, nes tokie žmonės daugiau vartoja. Iš vienos pusės jie vartojimą priima kaip psichologinį pasitenkinimą, iš kitos pusės vartojimas tokį žmogų lengviau pakreipti, ką nupirkti. Nes jis yra visiškai pavargęs ir išsekęs. Aš esu padarius net vieną paskaitą, nes labai domėjausi apie discipliną ir apie valią žmogaus. Ir apie vartojimą, tai aš noriu pasakyti, kad iš tikrųjų pasaulis yra nuvargęs, bet jis yra naudingas vartotojai. Nuvargęs pasaulis. Šitoj galimybei ateity, kada mūsų bus daug, įsivaizduojat, kokia galimybė bus laisvai dirbti arba dirbti galbūt mažesnių krūvių kažkur tai. Ir čia turėti pajamas iš šitos kompanijos ir gyventi be streso. Ir prie viso to turėti finansus, už ką gyventi. Nuostabiausia idėja. Tik mes visi kartu susiėmę už rankom turim tą idėją įgyvendinti. Taip, kad dalinamės. Dalinamės dėl to, kad tai yra saugu. Dalinamės dėl to, kad tai ateis kažkokia tai ramybė. Ir mums, ir mūsų kolegom. Dalinamės dėl to, kad tai yra galimybė gauti papildomų pajamų. Dalinamės, kad tai gali tapti tavo bizniu. Nes iš tikrųjų kompanijoje yra galimybė pasidaryti verslą šitoje kompanijoje. Labai didelį verslą. Apie tai šiek tiek vėliau papasakosiu. Eina prie registracijos. Šiek tiek noriu pasakyti apie registraciją, kad kiekvienas žmogus iš tikrųjų atėjęs pas mus, jis ateina vedamas sponsoriaus. Jis turi turėti sponsoriaus referalinę nuorodą ir pagal ją turi prisiregistruoti. Todėl labai dar kartą visus partnerius, kurie yra dabar, dar kartą įspėju, pasakykit savo potencialiem partneriam, žmonėm, kurie jau nori registruotis. Pirmoje eilėje, ką padarote? Išvalote kompiuterį, savo browserį, išvalote nuo kukių istorijos. Kukiai yra tas pats. Kukiai yra šnipai. Jie visi viską atsimena, į kokius puslapius mes ėjom. Ir visa informacija internete yra perdodama. Taip, kad išvalom istoriją viską. Ir kiek įmanoma, pasilikite registruojant tik tai savo elektroninį paštą atsidarę ir tik tai šitą mūsų kabinetą, kuriame registruojatės. Žinot, kodėl? Priminsiu, todėl, kad žmogus besiregistruojantis pas savo lyderį, pas kurį nori jis būti komandoje, nes jam tai yra labai svarbu ir iš tikrųjų tai yra tiesa ir taip ir turi būti gyvenime, jisai gali papulti visai ne pas jį. Pirmiausia, jis gali papulti iš vis pas kitą lyderį, antrų kelių jisai gali papulti taip vadinamus mūsų laisvuosius vandenis, kuris yra be tėčio ir be mamos. Jis nežino, pas ką yra. Tai vat, kad taip neatsitiktų, yra būtini kai kurie dalykai, kuriuos turit padaryti. Antras dalykas, registruojant žmonės, būtinai pasakykite savo idėją. Vat anksčiau pas mus, kada mes registruodavomės ir nusileisdavom puslapį į apačią, mes matydome, kas mus pakviečia, vardą pavardę. Dabar vardo pavardės nėra, dabar yra ID kodas, todėl savo partnerį registruojant, jeigu nesiregistruojat kartu, būtinai pasižiūrėkit
ir pasakykit partneriui, kad jis šiandien paskaitytų jūsų ID numerį. Čia bus išmustas, kas jūs pakvietė ID numeris. Taip, kad būtinai prašau tą padaryti. Na ir ką? Viskas, mes užsiregistravę elektroniniu paštu gauname štai tokią žinią. Čia yra parašytas mūsų loginas, tas loginas yra ID numeris kompanijoje, jis mums be galo reikalingas, netgi kiekvieną kartą, kaip eisim į mūsų puslapį, vietoj logino mes rašysim savo ID. Tik ID rašysim nemaišykit, nerašykit raidžių angliškų A ir D, kadangi mano partneriai, kurie tą darė ir niekaip neįeidavo į puslapį ir sakė, kad kažkas neveikia. Taip, kad čia rašom tik skaičius ir mums atsiunčia pasvardą. Nežinau, kabinete nebandžiau, bet man rodos yra galimybė jį pasikeisti, bet visai neblogai, kad tas pasvardas yra, toks neįsimintinas, dėl to, kad šiais laikais įsilaužimų yra labai daug, ypač šitos kabinetus, kuriuose kaba pinigai. Patikėkit, aš esu labai daug kur internete ir mano socialiniai tinklai yra perpildyti ir vienam iš Facebook'e pas mane yra 5000 draugų ir jau Google'as 2 kartus blokavo visą mano akauntą dėl to, kad į mano Google'ą, kur yra mano elektroniniai paštai visi, o ten, jūs suprantate, aš turiu daug labai klientų ir savo elektroniniai baziai ir Skype bandė įsilaužti 2 kartus, 1 kartą iš Amerikos. Ir Google'as blokavo visiškai mano kompiuterį parai. Ir aš gavau laišką, kad aš būtinai turiu apsisaugoti su antru pasvardu įėjimą į savo ne kompiuterį, o įėjimą į visą Google'ą. Ir aš dabar telefone atsisiuntus programėlę, kuri išduoda kodus. Ir be šitų kodų aš negaliu įeiti kitaip į savo paštą. Jis primegtinai 2 kartus prašė tai padaryti, nes 1 kartą aš ignoravau, nepadariau ir pas mane buvo įsilaužimas 2 kartą. Aš ne iki galo užsidėjau apsaugą savo piniginiai kriptovaliutos, bitkoinų. Ir ką jūs galvojate? Man po savaitės bitkoinus visus nušvilpė. Tai gerai, kad ten buvo tik 100 eurų vertės bitkoinų. Bet aš gavau didžiausią pamoką. Tai buvo uždirbti internete mano pirmieji eurai. Ir man buvo be galo skaudu. Aš verkiau visą naktį dėl to, kad aš pasiekiau lygį, kad aš pradėjau internete užsidirbinėti. Ir man viską paėmė ir pavogė. Tai noriu pasakyti, kad žiauru yra su tom vagystėm, taip kad tas pasvardas lieka sudėtingas. Geriau mes kiekvieną kartą jį kažkur išsisaugosim ir kiekvieną kartą mes jį nusikopinsim ir ateisim į savo puslapį ir įsirašysim. Taip kad gavę tokį puslapį, būtinai padarykit foto nuotrauką vadinamą screenshotu, jeigu kas žinot, jeigu ne, nusirašykite ir per kelias vietas įsisaugokit. Aš siūlau tai padaryti, nes dabar mes turim daug programų, daug savo puslapių, daug parolių, kiekvienam savo projektui pasidarykite atskirą papkę, užsivardinkite ir viską ten kraukite. Ir pasidarykit visus lapus, kokie linkai įėjimo, kokie pasvardai, prie kokio elektroninio pašto pririšote viską, kad jums būtų ramu. Taip, kad kiekvieną kartą mes ateisim į puslapį per šitą pagrindinį mūsų puslapį, kur aš jums ir sakiau, reikia rašyti tavo ID. ID tai ir yra mūsų ID numeris, tik tai raidžių šitų nereikia rašyti, rašom skaičius, rašome šitą keistą pasvardą ir įeiname. Įeiname ir pirmas žingsnis, ką mes turime padaryti, nes visas kabinetas yra užblokuotas. Visiškai, viskas, mes nieko negalim naudotis. Pirmas žingsnis, ką mums siūlo padaryti ir iš tikrųjų dėl ko mes čia visi esame, mes turime atsakyti pirmos anketos klausimus. Tie klausimai yra nesudėtingi, bet kuo plačiau jūs į juos atsakysite, tuo visiems bus geriau ir jums bus geriau, jūsų duomenys bus brangiau vertinti. Ir jeigu jūsų komandos nariai taip darys, jūsų komanda bus brangesnė. Jeigu jūsų komandos duomenys bus brangesni, jūs ateity gausite didesnius pinigus. Taip, kad atsakę į anketą, mes paskui paprašome, kad mūsų duomenys įvertintų. Būtinai tai pasakykit, labai daug žmonių
atsako į anketos klausimus ir nepaspaudžia paskutinės, reiškia, tokios žalios juostelės, kur prašom apskaičiuoti duomenis ir išeina iš kabineto galvodami, kad jie viską padarė. Partneriai ateityje, kurie iš tikrųjų nebus atsakę į savo anketos klausimus, ateityje bus tikrai ištrinami. Anksčiau mums sakė, kad 3 dienų bėgė tai bus padaryta. Matyt, buvo vis dėlto didelis antplūdis partnerių ir kompanija nauja, bet ateityje, aš manau, tikrai šitoje vietoje bus tvarka, nes tokių partnerių, kurie neatsako į savo anketą, nereikia, ne ta koncepcija produkto. Ir mes atblokuojame visą savo kabinetą. Mes atblokuojame vieną anketą, mūsų duomenys šiandien yra įvertinti. Taip, mums pasako, kiek kainuoja. Lietuvoje paprastai yra brangesni duomenys, gal kitose šalyse, manau, susidūrėte, Ukrainoje šiek tiek pigesni yra duomenys, jeigu kas turit partnerių. Bet po šitų duomenų įvertinimo mes kągi gauname? Mes gauname net keletą šimtųjų datacoinų. O kas tas datacoinas? Tai dar viena svajonė mūsų prezidento. Žinot, kiekvienas projektas viduje turi tam tikrą paskaičiavimo kažkokią tai vietinę. Punktus, balus, kažkokią tai valiutą. Tai Fabris sugalvojęs, kad pas mus vis dėlto bus datacoina. Data tai duomenys, surištas žodis anglų kalbos žodžių, duomenys mūsų visi. Tai datacoinas, o coinas dabartinė labai madingas žodis, kriptovaliutos moneta. Taip, tai jis ateityje galvoja, kad jeigu mūsų bus milijonai kompanijoje ir mes visi viduje vartosime šitą savo vietinę valiutą, ateityje bus labai lengva iškelti iš mūsų vidinio pasaulio išorinį ir padaryti kriptovaliutą datacoiną. Manau, kad tokiam žmogui kaip Fabris tikrai tą jis galės įgyvendinti ir manau, kad tai bus mūsų džiaugsmų, nes dabar iš tikrųjų jo vertė kompanijų yra 0,28 euro. Jeigu vartojamas valiutos kyla ir su ta valiuta ateityje galima daryti kažkokius tai veiksmus ir pirkinius, patikėkit manim, iš tikrųjų jinai gali ateityje kainuoti daugiau, kada išeis į kriptovaliutos biržą. O tai įmanoma. Tai va, čia dabar parodyta dovana. Buvo periodas, kada mes registravom žmonės, jeigu prisimenat kai kurie partneriai, kada daug labai žmonių registracijos netinkamas metu nuėjo į tuos, kaip aš vadinu, laisvus vandenis, jie niekam nepriklausė, bet jų duomenys buvo įvertinti. Ir mes galėjome kai kurie net už datacoinus nusipirkti komandas, taip, pradžioj. Tai dabar tų žmonių kaip ir neliko. Bet ko jie buvo, kada mes registruojam naują žmogų, tie žmonės gauna 3 nemokamas referalinės nuorodas ir gaudavo dovanų į komandą jau vienas žmogus, kuris įvertinė savo duomenis, kuris užpildė anketą. Tai vat, kol kas reklamose mūsų apie tai sakoma ir manau, kad jeigu vėl atsirastų netinkamų registracijų ir vėl žmonės pakiptų kažkur ore, matyt, kompanija vėl padarytų tokią akciją. Na ir žmogus užsiregistravęs nemokamai turi galimybę iš tikrųjų pakviesti į savo komandą 3 tik tai žmonės. Tam žmogus atėjo nemokamai, bet jis turi 3 žmonės pasikviesti taip pat nemokamai. Toliau tie žmonės turi galimybę taip pat tik tai 3 žmonės pasikviesti. Tačiau tai nieks nesako, kad jūsų komanda bus nuo to maža. Yra pas mus tokių partnerių, kurie pradžioj projekto, jie 1000 žmonių susikvietė va taip, va 3 po 3 po 3. Tai iš tikrųjų didelė jėga matematikos, tai geometrinė progresija. Ne po 3 prisideda, o kiekvienam lygyje yra 3 kartotinis. Tai yra griaunanti jėga. Taip, kad jūs negalvokit, kad jeigu jūs ateinate į projektą nemokamai, kad negalit susikurti komandos, viskas priklauso nuo jūsų energijos.
ir nuo jūsų požiūrio, ar jūs tą norėsite daryti. Nes jeigu jūs savo partnerį pareguliuosit, o žinot, mes visi esam gimę tinginiais. Iš tikrųjų, mums reikia, kad kažkas tai mus vis, žinot, į tą nugarą pakumščiuotų, kad mes eitume, visi, ir aš, ir jūs, visi. Tik vieni daugiau, kiti mažiau. Tai va tie lyderiai biškai mažiau tinginiai. Tai tie žmonės energingi, kurie nori, nemokamai nori kurti komandą, jie vis tiek savo laiką turi paaukoti daugiau. Jie turi prakontroliuoti vieną liniją, trečią galbūt liniją, pasižiūrėti, kodėl pas tave tu neišnaudojai tų savo nuorodų. Ir tokiu būdu galima tikrai, patikėkit, susikurti nemažą komandą. Ir įvertinti duomenis jos bus tikrai dideli. Kadangi jūs gaunate tik tai 3 nuorodas, mano pasiūlymas, tikrai kviesti ne bet ką. Tikrai kviesti žmonės, kurie supranta esmę, kurie galbūt pradžioje nesupranta, bet jie ateina į mūsų webinarus, jie pasišneka su mūsų lyderiais. Bet jiem priimtina ta koncepcija, jiem įdomu. Labai svarbu, kad žmogui tai būtų įdomu ir suprantama, kad jis ateityje iš to turės naudą, jeigu jis šiek tiek dabar pajudės ir pasirašys po savim tos 3 žmonės ir prakontroliuos, kad jie taip pat padarytų. Taip, kad pagalvokite, ką jūs pasikviečiat, kada žmonės pas mus partneriai ima jau biznio paketus ir jie gauna į mėnesį žymiai daugiau referalinių nuorodų nemokamų. Taip, galima šiek tiek silpnesnius pasikviesti, nors į pirmą liniją, žinot, visų stiprių nepakviesi, tai yra Pareto dėsnis. Vis tiek 80% apyvartos darys tik tai 20% jūsų lyderių. Taip yra. Taip Dievas sukūrė. Nieko nepadarysi. Bet vis tiek, kadangi turi 3 nuorodas tik tai didžioji dauguma, kurie ateina čia, matom pagal statistiką, reikėtų vis dėlto apie tai pagalvoti. Kągi. Ir, kaip aš čia prašokau kažkaip, ne? O gal ir ne. Prašokau labai smarkiai, prašokau. Tai va, dabar papasakau visą jum nemokamą atėjimą į kompaniją. Manau, kad esmę maždaug supratote ir dabar norėčiau plačiau papasakoti apie biznį, papildomą biznį, verslą, kurį čia galima padaryti. Sakykite, ar paklausom kokį dar filmuką, kad dabar pailsėtume nuo kalbų ir tada tęstume, ar tęsim iš karto? Tai jeigu tęsiam, tai parašykit man, prašau, vienetukus. Jeigu manot, kad paklausom 5 minučių mūsų reklaminį filmuką atsipūsti, tai tada rašykit dvejetus. Tęsim. Gerai. Gal kol nedaug žmonių yra ir faktiškai pagrindiniai partneriai, tai greitai prabėgų situaciją, būtinai užakcentuojam žmogui galimybę, iš tikrųjų, kuris nori ateiti ir pasidaryti čia savo verslą, kad yra galimybė vis dėlto ateiti už mažesnius pinigus ir jam duodamos 2 paros, gerai apie tai pagalvoti, nes jis per visus metus gali sutaupyti 120 eurų. Kokia galimybė? Partneris registruodamasis per 2 paras po registracijos turi galimybę susimokėti už savo biznio paketą ir mokėti ne 49,90 eurų į mėnesį kiekvieną mėnesį, o 39,90. Tie pinigai sumokėjus, kas pasiryžta ir sumoka tos pinigus, tas, žinokit, automatiškai turės nuskaitimus iš savo kortelės kiekvieną mėnesį. Nereikia pačiam vesti pinigų. Tai bus nuskaityta automatiškai, bet jūsų pareiga pasirūpinti, kad tai dienai, kada jūs registravotės, kiekvieną kitą mėnesį, tą pačią dieną bus nuskaityti pinigai, jūsų pareiga pasirūpinti, kad tų pinigų tenai būtų. Ir atitinkamas kiekis. Kadangi, jeigu jūs praleisite nors 1 mėnesį, tai jūsų laiptelių biznis, kuris numatytas, nes kiekvieno mėnesio mokėjimas atidarys didesnę nuolaidą iš taip vadinamo socialinio pūlo. Aš paaiškinsiu biškį vėliau, kas tai yra.
Ir jeigu jūs nesumokėsite mėnesį, tai jūs būsite jau ne antrą mėnesį, o vėl nukrysite į pirmo mėnesio nuolaidą. Taip, kad tai yra labai svarbu. Užakcentuoju dėl to, kad tai yra tokios smulkmenos, kuris gali sugadinti ir nuotaiką, ir, žinot, nusileisti rankos. Kartais tokie dalykai maži, kartais tikrai labai paveikia žmonės, ypač jautresnius, kurie užsidegė kažką daryti, o čia per nežinojimą sudegė kažkaip kitaip. Ką gauna tą paketą DSS? Dabar įsigavo pas mus tokį naują pavadinimą, Data Starter. Ką gauna tas žmogus pradėjęs biznį? Pirmiausia, noriu pasakyti, kad tas žmogus gauna 5 data coinus. Taip, 5 data coinai, tai grubiai yra, man rodos, euros kažkiek, tai gal euro 60, nepasakysiu, nes vienas data coinas yra 0,28 euro. Tai jis gauna dovanų kiekvieną mėnesį 5 data coinus. Jisai kiekvieną mėnesį gauna 24 nemokamas nuorodas kviesti partnerius į pirmą liniją. Jūs įsivaizduojat, kaip užauga procentas gauti tuos 20% lyderių. Nagi, kuo daugiau yra 100%, tuo didesnė tikimybė, kad jūs turėsite savo komandoje pirmoje linijoje lyderių. Nes tai yra labai svarbu. Yra svarbu, pasakysiu vėlgi, kodėl toliau pirmoje linijoje turėti lyderius. Toliau, ką gauna šitas mūsų žmogus? DSS žmogus, nusipirkęs šitą paketą ir pradėjęs savo veiklą, kiekvieną šeštadienį turi galimybę turėti mokymus su mūsų prezidentu ir tai iš tikrųjų yra įdomu. Nežinote, yra pasakyta, norint, kad tu būtum sėkmingu, tu turi klausytis tų žmonių, kurie tai jau padarė. Niekados nesilygiuokit tos žmonės, kurie tik tai šneka, o jų pasaulis ir gyvenimas netoks. Tai jeigu tu nori būti toks, kaip tie žmonės, klausykis jų toliau. Bet jeigu mes norim keisti gyvenimą, jeigu mes visi turim svajonės, tai klausykim tų žmonių, kurie tas svajonės įgyvendino. Ir mes visi DSS įsigiję paketus, mes kiekvieną šeštadienį turim galimybę susitikti su savo prezidentu. Iš tikrųjų, pasaulyje susitikimai su juo brangiai kainuoja. Jisai yra biznio treneris, galima jį tai pavadinti, ir mes turime tokią galimybę nemokamai. Dar kas yra? Jeigu Data Starteris po savim pirmoje linijoje turi partnerį, kuris taip pat nutarė žengti biznio keliu ir nusipirka šitą paketą, tai mes gauname iš tokio partnerio pirmoje linijoje, mes gauname nuo kiekvieno partnerio 20 eurų. Tai kalbama apie 50%, pas mus lentelėse parašyta, bet jeigu žinot, tas žmogus pavėlavo ir jam atėjo noras nusipirkti paketą vėliau už 49,90, o iš tikrųjų tokių žmonių pas mus yra, mes vis tiek nuo jo gausim tik tai 20 eurų. Tai bus ne 50%, mes žinokime, kad tai yra 20 eurų. Bet žinote, jeigu mes pasikviesime du žmonės, tai kaip ir mūsų mokestis atsipirks iš tikrųjų. Dabar susidūriau su tokiu dalyku, kad daug kas sako, vėl reikia mokėti. Aš labai trumpai pasidalinsiu ir manau, kad kiekvienuose webinaruose aš ką nors pasakysiu iš savo mokymų, dėl to, kad man pačiai tai yra labai įdomu ir tas žinias aš gaunu ir jos yra vertingos. Vienas iš mano rytų mokytojų, kuriuo aš klausau, kur lankau webinarus, labai gerai pasakė. Sėkmės fundamentas yra mūsų rezultatai. Susimąstėm, pagalvojom, sėkmės fundamentas yra mūsų rezultatai. Rezultatai yra visą laik lygus tokiai formuliai. Laikas plus pinigai investuoti duoda rezultatą. Nebūna kitaip. Nebūna, kad pinigai pakeičia tik laiką ir būna tik pinigai. Nebūna, kad tik tai laikas yra ir pinigų nėra. Tai yra kiekvieno rezultato, kurį mes norime pasiekti formulę. Tik tai versluose ant žemės
va ta pusė piniginė yra iš tikrųjų žymiai didesnė, santykinai negu laiko. Nes norint uždirbti kokius 5000 algos ir sukurti savo kompaniją, minimum reikia kokių, žinote, 5000 norint gauti. Aš nekalbu apie 300 litų eurų algą. Aš kalbu apie 5000. Reikia investuoti kokius 100 000 minimum. Reikia laukti metus, dirbti ir investuoti, vos nieko negaunant. Laiko taip pat reikia, bet santykinai laiko reikia mažiau. Mūsų darbuose, tinklinė marketinge arba internetinėme projektuose, kas nori eiti biznio keliu ir iš to gyventi, kurti savo biznį, mes visą laiką atsiminkime šitą formulę. Mes skirsime laiko, bet neskirsime santykinai jo mažiau. Mažiau mes skirsime pinigų, bet jų vis tiek reikia skirti. Na, nebūna futbolo su vienais vartais. Mes turime vartus ir kompanija turi vartus. Kompanija mums garantuoja 1, 2, 3, 4 punktą, bet ir mūsų pareigos turi būti tam tikros. Taip, iš vienos pusės jos yra kažkokios, tai žinot, kaip ir maitinančioji papildoma kraujo arterija papildanti bendrus finansus kompanijos, bet jos nėra super didelė investicija palyginus. Ko mes čia visi atėjom? Mesgi visi atėjome, tai gyvendinti savo svajonės. Nagi, ko mums daugiau čionai eiti? Mes visi nutarėm, kad šita kompanija mūsų žavėjo tuo, kad mes galėsim visi užsidirbti. Man daug kas sako, kad pinigai tai yra galbūt, negalima jų statyti pirmą vietą. Iš tikrųjų negalima. Iš tikrųjų labai svarbios yra visos vertybės socialinės ir psichologinės vertybės, žmogiškos vertybės. Mes dėl to ir skiriamės. Žmogus tai yra ne jo kūnas. Žmogus tai yra tos vertybės, kuris jis puoselėja, bet mes be pinigų nebūsime laisvi. Viską, ką mes norim padaryti. Aišku, vieni galbūt nori apsikabinti kažkuo tai brangiu. Bet aš manau, kad didžioji dalis žmonių supranta, kad pinigai reikalingi tam, kad mes estetiškai gražiai matytume savo namus ir aplinką, kad mes atostogautume, žinote, kaip čia pasakyti, teisingai ir galėtume sau leisti kažkokias gydymo procedūras, kažkokius sportus, kažkokius tai, nežinau, pamatyti pasaulį, dvasiškai pasimaitinti savo dūšią. Viskas kainuoja. Ir iš tikrųjų čia visai normalu, kad mes norim tų pinigėlių. Taip, kad niekas tų vertybių neatsisakė, bet visiems reikia pinigų ir visi čia atėjo užsidirbti. Tai mūsų čia yra svajonė, todėl šitą svajonę puoselėdami mes norim daryti verslą ir vėlgi, kad daryti verslą, reikia veikti. Žinote, kada mes paklausime savo partnerio, kuris sako, tai kad neina žmonės pas mane, nieko nepavyksta man. Reikėtų jo paklausti, kada paskutinį kartą šnekėjai su partneriu, su svetimu žmogum apie šitą biznį. Sako, prieš 3 dienas arba prieš savaitę. Tai kaipgi tas biznisais? Taigi neis tas biznis. Tada jam reikia užduoti klausimą. O kada valgiai paskutinį kartą? Tai daugumoje pasakys, po 2 valandų, prieš 2 valandas. Vieną kartą dienoje tai tikrai valgom didžioji dalis, ar ne? O yra ir tokių pavyzdžių kaip aš, kad ir ne vieną kartą, nes turėjau ir problemą, ar ne? Kažkaip tai man reikia su to kovoti. Kodėl valgom? Valgom, kad būtume stiprus, kad gautume visų vitaminų, kad mes gražiai atrodytume, kad būtume energingi. Taip ir čia. Prisiliesti prie biznio, norint padaryti biznį sveiką, energingą, pulsuojantį savo piniginėm arterijom. Mes prie jo turim prisiglausti kiekvieną dieną. Ir duokit savo žodį, kad 3 žmonėm, kuriem apie tai dar nesakėt, kiekvieną dieną apie tai pasakysit. Kur jūs esat? Ir kokia įdomi idėja? Ir kaip įdomiai čia galime būti, ateiti nemokamai daryti kažkokį tai biznį. Ir prie viso to galime užsidirbti. Ką dar gauna žmogus atėjęs ir būdamas data starteriu? Pasikeičia visiškai kiti procentai
gauti pajamas. Pasakysiu kokie. Kompanija iš savo veiklos, iš mūsų duomenų nuomos, iš net ir tų pinigėlių, kur mes sumokam už savo paketus, vienus ar kitus, gauna didelę pinigų sumą kažkokią tai. Ta pinigų suma bus visą laiką paskirstyta į 25% kompanijos reikmėm ir 75%, kurie bus atiduoti partneriam. Šitie pinigai vėl bus skirstomi į dvi dalis. 25% iš šitų pinigų dalies vadinsis visur mūsų ateity kalboje socialinių pūlų vadinamų, baseinų pinigų. 75% vadinsis liberalinių pūlų. Tai visi, kas atėjo nemokamai į šitą programą, iš tų 25% socialinio pūlo gaus 5% kiekvieną mėnesį, bet ne kiekvienas gaus. Bus 5% ir kiek yra nemokamų žmonių, tiek jie pasidalins tų 5% suma. Jūs nepergyvenkit, bus tikrai dideli pinigai ateity, kada mūsų bus 10 milijonų galbūt, arba net užtes gal ir 2. Tie, kas nusipirko DSS paketą, pirmą mėnesį jie turės taip pat 5% iš šito socialinio pūlo vadinamo. Bet 5% ir kiek yra data starterių, sakykime, 10, tai vat jie tik ir pasidalins tą sumą. Antrą mėnesį jie jau gaus nuo socialinio pūlo 7,5%. Kiek tai dienai bus antro mėnesio data starterių, tiek ir pasidalins šitą sumą. Nes žemiau jų ateis žmonės, kurie vėliau susimokėjo ir tada jie bus pirmą mėnesį mokantis data starteriai. Tai jie iš socialinio pūlo pasims 5% ir gal jų bus 20 ir jie gaus savo dalį. 20 pasidalins ir gaus savo dalį pinigų. Trečią savaitę tai bus 10%, tiksliau Atsijungiau. Ar girdit? Oi. Galima registruoti. Taip, prieisim prie to atsakymą, aišku, bus galima registruoti. Girdit, aš čia vos neatsijungiau, žinokit, su internetu. Matot, kiek įgūdžių dar trūksta. Viskas tvarkoj. Gerai. Taip, trečias mėnesį 10%, ketvirtą mėnesį 12,5%. Ir vėlgi dalinsis tik tie, kurie bus tą mėnesį, ketvirtą mėnesį kaip mokantis data starteriai. Bet jeigu ketvirtą mėnesį jūs nesumokat savo mokesčio, jūs krentat vėl į pirmą mėnesį ir jau su pirmo mėnesio visais data starteriais, kurių aišku padaugėja, nes projektas įsivažiuoja, jūs dalinatės 5% socialinio pūlo. Noriu pasakyti, kad jūs turėsite galimybę iš savo pirmos linijos motyvuoti, parodyti savo pavyzdžių partneriam, kurie norės tai padaryti biznį. Kodėl reikia būti čionai data starterių? Ir jeigu jūs pasikviesite 6 data starterius savo komandą, jūs tampate data mineriu. O data mineris pradeda gauti 15% visą laiką iš socialinio pūlo ir paprastai data minerių yra nedaug. Ir pradeda gauti, pradžio, man rodos, data mineris numeris 1, 10% jau iš to liberalinio pūlo, kuris buvo 75%. Ir kokia suma bus 10%, tokia suma pasidalins tie data mineriai. Taip dabar pilna teisė, turiu pasidžiaugti, kad mes pagrindinai visą Lietuvą einam nuo savo sponsoriaus Eugenijos, kuris yra Vokietijoje gyvena. Ir žmogus per 2,5 savaitės interneto lyderis padarė šitą titulą. Ir manau, kad galbūt daug kas matė jo nuotrauką, žino Eugenijų. Pagrindinai visas mūsų Lietuvos medis šakojasi
nuo sponsoriaus Eugenijaus. Tačiau Eugenijus yra pirmas data mineris. Ir jis yra pirmas data mineris, kuris savo linijoje pirmoji turi taip pat data minerį. Ir kaip visi žinote, ta moteris, vėlgi pirma moteris, data mineris kompanijoje, yra mūsų Ramutė. Jūs įsivaizduojat, kaip Lietuva yra sėkmingai pagarsėjusi. Ramutė yra mūsų lyderis, dauguma Ramutė yra po Eugenijų, jo pirma linija ir visa Lietuvos medis šakojasi, kiek man žinoma, po Ramutė. Ir Ramutė tapo irgi per tokį trumpą laiką data mineriu. Kaip ir Eugenijus per tą patį laiką 2,5 savaitės. Tik Eugenijus keliom dienom, ar vieną dieną, ar 2, dabar negaliu pasakyti. Taip, kad labai svarbu komandoje, paskui kokį lyderį eini. Kaip ir pagal tą milijonierių eini, norint uždirbti milijoną. Taip ir pagal lyderius, kurie pasiekia rezultatą, yra iš tikrųjų ką lygiuotis ir visada yra labai smagu su jais dirbti. Aš matau, kad man iš tikrųjų žmonės jau rašo, kad laikas spaudžia. Taip, kad atėjus noriu pasakyti, kad jau data mineris galės praeiti savo kategorijas kitokias ir 2 ir 3 iki 7, jų procentas liberaliniam pūlė žymiai didės. Jau dabar, kada kompanija dar nenuomoja mūsų duomenų, bet gauna iš mūsų mokėjimų pinigus, jau dabar Ramutė su Eugenijum gavo visai nemažą sumą pinigų, santykinai nemažą per savaitę. Manau, kada nors bus proga, kad jin pasidalintų. Taip, kad šiai dienai aš savo prezentaciją baigiu. Ačiū labai uždėmesi. Jeigu turite kažkokių klausimų, mes dar galime, kas galite ir kas norite, prašau parašykite. Bandysiu juos atsakyti, nes tikrai labai daug gilinuosi ir bandau žinoti. Jeigu negalėčiau atsakyti, aš tikrai parašysiu kiekvienam į Skype'ą, juolab, kad mes turim lietuvišką Skype'o grupę. Prašau visus ten jungti per mane arba per Ramutę. Taip, kad ar yra klausimų? Liudmila tik parašė, kad yra laikas spaudžia. Liudmila, ar galima registruoti žmonės iš kitos šalies? Galima, būtina. Aš sakiau, vedami webinarai rusų, vokiečių kalbom ir lietuviški. Kol kas nėra anglų kalbos. Nežinau, ar Kazakstane veda kazachų kalba, bet man rodos rusų kalba tenai veda. Bet daug angliškų filmukų yra ir manau, kad galima, o šiaip tai būtina, labai įdomu. Tokiuose projektuose susipažįstam su daug žmonių. Prašom, kvieskite, išeikite į kitą šalį kažkur, tai būkite kitos šalies lyderių. Kodėl ne? Kokie dar klausimai būtų? Ramutė spausdina kažką, tai matau. Na, ar turim klausimų? Ramutė kažką spausdini, matau. Ačiū. Tvarkoje, Ramutė, ačiū už padėkojimą. Pirmas blynas, nežinau, kaip jis pavyko. Visų laukčiau šeštadienį, 16 valandą Lietuvos laikų, šito pačio kambario yra nuoroda, pagal šitą pačią nuorodą. Būkit geri, pasikvieskit savo partnerius, pasikvieskite žmonės, mes būtinai praeisim visą prezentaciją ir manau, tokiu būdu galėsim padėti jum kartu. O Ramutės prašau su manim po prezentacijos susiskambinti. Taip, kad ačiū jums labai už kantrybę. Gal sugebėsiu kitą kartą šiek tiek trumpiau viską pravesti. Ačiū jums ir sudie. Viso gero.